Sveiki, mano mėly du stebėtojai, jeigu nesate botai, tai noriu su jumis šiandien pasidalinti savo kitų projektų, prie kurio darbuojuosi ir kurį pabaigsiu, jeigu nesubankrutuosiu lygi toliai. Tai yra poema, aš nesakyčiau, kad aš ją rašau, aš labiau taisau tekstą, kuris labai seniai parašytas ir nebuvo poema į visai poemą. Šiaip tai buvo toks kaip romanas, pasakas, sakyčiau, kuris tik atsitiktinai vietomis rimuodavosi ir kuo toliau, tuo daugiau rimavosi. Ir dabar nusprendžiau pataisyti, kad tai būtų visai poema eiliuota, tvarkinga, štai tokios formos. Šiaip istorijos ženkliai nekeisiu, na, gal porą vietų, kurios dabar jau paseno negerai. Ten, man rodos, rašytas tais laikais, kai Končita Vurst Euroviziją laimėjo, tai truputį transfobijos yra, kas jau dabar jau ir mano pažiūrų netitinka ir visuomenės nuomonės. O istorija tai yra apie depresiją. Tik ta depresija yra kartais veikėjas, kartais vieta. Tai senojo teksto, kaip ir pasakotojas tų istorijų buvo iš kitų knygų mums žinomas personažas Vaidas, bet dabar noriu tą pasakotoją pakeisti. Tai anksčiau pasakojo Vaidas, o dabar jau pasakoja žuvelė tokia. Vaidas dabar jau yra tik lankytojas tos žuvelės, Vaidas ateina, apimtas irgi tos būsenos depresijos, ateina prie jūros, o jūra yra ta vieta, kurioje galima irgi pailsėti nuo pasaulio. Ir ta žuvelė pasisiūlo pabūti jo kaip palydovė toje jūroje, pasakoja istorijas, kurios jam padeda pareflektuoti apie save ir geriau pasiruošti grįžimui į gyvenimą, į pasaulį. Ir taip pat, na, žiūri, kad jis ten neužsibūtų per ilgai toje jūroje, kad tiesiog efektyviai pailsėtų, neužsibūtų, apskritai išeitų iš tos jūros ir grįžtų į pasaulį. Va. Tai ir taip pat įterpiau į kitas istorijas šiek tiek tų pašnekesių tarp Vaido ir žuvelės. Dabar dar nėra jų daug, bet šiek tiek yra. Na, vis kažkaip paįvairino tas istorijas, šiek tiek ir mus užbūdina iš jų. O pačios istorijos tai yra, na, pirmiausiai ta vieta nėra jūra, pirmiausiai tai yra dykuma. Ir ten tokia gydytoja į ją išeina ir yra jos istorija, kodėl ten išeina. Tada turime veikėjo archetipą, kuris atitinka iš kitų knygų Antį, toks savanaudis, kitų išnaudotojas išeina į dykumą nenusisekęs. Tada kitas archetipas iš knygų Blynas, irgi toks neveiklus prasidavėlis iškeliauja į dykumą. Tada turime priešistorę pačios dykumos, kaip jį anksčiau buvo žmogus, o patapo dykuma. Tada atsiranda Jonas, kuris kaip tik toks jau labiau optimistas yra, irgi tik trumpam apsilanko dykumoje ir savo ten apsilankimu kitus iš tos dykumos išveda prieš tai aptartus veikėjus ir pačią dykumą šiek tiek reformuoja. Tada tai čia kaip pirma grupė istorijų, tada antra grupė istorijų. Vėl grįžtame prie tų veikėjų, bet taip pat daugiau dėmesio skiriama motivacija praradusiam Jono sūneliui ir daugiau istorija apie jį, kaip jis tą motivaciją atgauna bendraudamas su kitais veikėjais. Irgi ten galiausiai tokia apokaliptinė situacija gaunasi penktoje istorijoje, kuri po to yra išnarpliojama. Jonas tos problemos neišsprendžia, nes Joną pagrobė ateiviai. Ir tada jau kita grupė istorijų jau apie Joną kaip jie ateiviai pagrobė. Ir jis ten visai nauji veikėjai yra, na, ir keli seni. Ir Jonas tampa erdvėlaivio įgulos ir pačio erdvėlaivio psichologų. Ir jiems tam padeda irgi jų problemas spręsti. Ir tada paskutinė grupelė istorijų 5, tai kaip Jonas ir dar jo parsivežta iš erdvėlaivio ateivė kapitonė ir kaip jie ten kuria šeimą jau žemėje. Tokį velnio personažą, ten kitas blogietis yra. Na taip ir tos istorijos, na čia tai jos taip ir užsibaigė. Buvo daugiau pamoka skaitytojai,
o čia jau bus kažką iš to turės pasisemti pats Vaidas. Jis visam tų istorijų negana, vis reikia daugiau ir ta dykuma ar žuvelė. Galiausiai dykuma tampa jūra, tiksliau kitas veikėjas tampa jūra, o dykuma tampa žuvelė jūroje. Taip, teisingai tai baigėsi istorija. Va, ir tos žuvelės istorijos kažko turi padėti Vaidui kažką išsiaiškinti apie save ir grįžti į gyvenimą. Dabar aš 5 istoriją verčiu į poemos žanrą. O kai viską sudėsiu, tai išversiu, tada sudėsiu, man patogiau viską dėlioti ne Word'e, o PowerPoint'e, nes kaip žinia, Word'e visi paveiksliukai šokinėja, jiems tai patinka. Nežinau, ar tai bus A5 formatas ar A4, bet, taip sakant, horizontalus formatas. Ir bus per vieną puslapį 2 Wordo puslapiai, reiškia, daug erdvės baltos ir vieną iliustraciją. Tai iliustracijų bus daug, virš 100 tikrai. Aš buvau pabandęs iliustruoti dar kai tai buvo ne poema ir nedaug iliustravau. Pats stilius tai norėčiau tokio stiliaus, bet visumoje tai manęs truputį atrodė per mažai profesionalios. Lyg ir bandyta būti profesionaliu, bet tikrai nepakankamai. Tai galvoju, arba dar labiau pasistengti ir labiau profesionaliai padaryti, arba iš viso padaryti. Tai, aš taip iš tų knygų pinigų negaunu ir nemanau, kad gausiu. Tai galvoju padaryti visai tokių bendruomeninių projektų, duoti iliustruoti pavyzdžių vaikams. Ir tada jau, aišku, tai jau būtų nekomercinis projektas ir pinigų. Ir taip visai negalėčiau gauti už tas knygas. Ir tiesiog savom lėšom išspausinti ir su vaikų piešiniais, vaikų iliustracijom ir tiesiog dalinti nemokamai. Ir, taip sakant, tai būtų atmazas, kodėl iliustracijos neprofesionalios, nors abstrakčios, bet neprofesionalios, nes piešia vaikai. Reiškia, jeigu dideli dėdės piešia neprofesionaliai, tai jau čia negerai, čia jau jų įgūdžių problemos. Jeigu neprofesionalu ir vaikai piešia, tai viskas tvarkoja, taip turi būti. Tai taip sudėsiu tada čia visas iliustracijas, tada eksportuosiu kaip paveiksliukus, nes aš tam padaręs, kad neprarastų kokybės ją. Tada sudėsiu į programėlę Scribus, gal ir nebūtina, bet man patinka, kad čia labai aiškios tas paraštės, blitzai, taip vadinami ir viskas. Tiesiog, esu tikras, kad tikrai kokį eksportuosiu PDF-ą iš čia, tai kad ir bus tokių būtent matmenų, kaip man reikia, ir bus puikios kokybės viskas. Tai ir tada jau siūsiu spaustuviai, jeigu tik sakau, nesubankrutuosiu lygiai toliai. Ir jeigu nepasiglemš jūra, kaip Vaida žada, grasina,